Nesitikėjau, kad paskambinsi. Aš irgi nesitikėjau, kad skambinsiu. Ačiū. Atsitiko kažkas. Nes kitaip tai nebūtum paskambinus. Sakyk, Karolis kažką padarė? Ne. Ne, Karolis. Tikrai ne. O tai kas? Goda, vėl naujos problemos? Ne? Nu tai kas tada? Diana, sakyk. Žiūrėk, gavom iškvietimą į garažus. Ten inkasatorių mašina stovėjo išplėšta, o viduje lavonas. Lavonas, sakė? Jo. Nušautas. Pavardės neatsimenu, o pravardė Malka. Mašinai daugiau nieko nebuvo. O kas ten turėjo būt, ką? Nu, jeigu klausia, vadinasi, nieko nebuvo. Gerai, pasako, kas ten turėjo būt? Šaibos, šarai. Maišai su šaibom. Supranti, tas Malka ir kitas jo, toks duchas, inkasatorius, komandoruose dirba. Nu, vienu žodžiu, mes sutarėm, kad mes suvaidinsim mašinos apiplėšimą, paskui šaibas pasidalinsim. Nu, tai va, mašiną paėmėm, nuvariau į garažus, pastačiau su visom šaibom. O iš ryto atvažiavau, žinai, pasiimti. Žiūriu, jūs stovėt. Bet ką man reikėjo daryti, apsisukau ir išvažiavau. Aišku. Šitokia pagerinta istorija, klausyk, gaunasi. O tai kas tą Malką nušovė ir babkės paėmė? Vienintelis variantas, žinau. Koks? Jis tokį naparniką turėjo, Karpis. Palauk, Karpis. Čia toks nedidelio tokio ūgio, šviesos toks. Smugus. Toks ryžavotas. Ai, žinau. Čiagi tas nuolatinis klientas mūsų. Tai sėda, tai išeina. Jo, gerai, žinau. Šarai, tu padėk į man surasti šaibas. Neliksiu skolingas. Čia kaip oficialiai ar? Pinigus ant 3 pasidalinsim. Ant 3? Nu tai ką, sutarėm? Nu, sutarėm. Padėsiu, ko galėsiu. Za. Diana, tu nepyk, bet aš turiu tave paklausti. Tai tikrai mano vaikas? Rūti plemba. Nu, aš atsiprašau. Manai, kad aš būčiau tau kažką sakiusi, jeigu aš abejočiau? Nu, nepyk. Aš suprantu, kad tai visiškai durna situacija. Bet aš prisiimu pilną atsakomybę. Man baisu, Vytai. Nebijok, aš padėsiu visko, ko galėsiu. Padėsiu auginti, auklėti. Na, tiek, kiek tu man leisi. Aš ne dėl to. Dėl ko? Karolis mane užmuš. Nu ką, Karpį minim, Karpis čia. Ką minai? Turiu Karpį. Kai tik sužinosiu, kur nusės, duosiu žinot. Supratai? Iki. Viskas bus gerai. Laiko grįši. Iki. Iki.
Alio. Sveikas. Gal galim dar kartą susitiks? Taip gavos, kad ne viską tau pasakiau. Sveikas. Turiu adresą. Čia jis. Varyk greičiau čia. Nu, kaip sekės? Viskas. Ne Šiolas joks nekarpis, o Saulius Šimkevičius. Geras. Dar ir metais jaunesnis pasidariau. Ir kas toliau? Kraunamės manatkės. Rytoj išskrendam. 8 val. Skrydis. Rytoj? Kažkas negerai? Viskas gerai. Tiesiog nesitikėjau, kad jau rytoj. Tai man uodegos sėdi. Reikia kuo greičiau dingti. Kiekviena diena svarbi. Gerai, suprantu, ko tu čia dabar taip. Tai kartu su tavim skrisiu. Kartu su tavim. Nu ką, nesitikėjai, kad taip greit surasiu? Nelabai. Aš irgi. Grynas atsitiktinumas. Tu stopudovai įsitikinęs, kad tai jis. Tai aišku, kad jis. Nu, jeigu jis, tai ką, einam aplankyti. Einam. Klausyk, mes turim šampės? Elektais? Tai reikia atšvęsti paskutinę dieną ir aš einu nupirksiu. Tai aš galiu nueiti. Tu tikrai nori eiti į miestą čia rodytis visiems. Aš nueisiu greitai, sulakstysiu, nupirksiu ir mes atšvęsim. Taip? Gerai. Iki. Iki. Labą dieną. Labas. Neužrakinta. Sandra, jau vėl piniginę pamiršai, tik sakau, neužrakinta. Nu, matai, vandens reikėjo karpiui. Iš karto atsibudo. Vyrai, kas čia vyksta? O, tai tu jau mums paaiškink, kas čia vyksta. Šaibus kur? Malka kur? Vyrai, aš viską paaiškinsiu. Tai jau būk geras, paaiškink, o mes išklausysim. Ramiai, vyrai, aš iš viską papasakosiu. Tai Malka, tu nušovai, jo? Aš nenorėjau, bet jis su šaibom norėjo pabėgti. Aš jums sakau. Jo, tu toks doras, todėl jį nušovė, ar ne? Aš sakau, aš nenorėjau. Tai kur šaibas? Pas mane viskas. Aš norėjau atiduoti. Eik tu žinok, patikėjau.
Tu norėjai atiduoti, bet nespėjai, nes aš pirmas pas tave atėjau. Šaibus kur? Lovoj viskas iki cento. Kelkis ir rodė. Davai, rodai. Rodai, davai. Nu, Čia viskas iki cento. Malkos nebėra, tai gal kaminų dalis, grabų dalis ir man dalis. Atsiskaičiuojam ir išsiskirstom. o tai man. Ką kaip? Nu, tai kur mano dalis? Tai galim ir 4 dalis dalinti. Man tai negaila. Ja? Tu debilas. Konkretnas debilas. Tu žinai, ką tu padarei? Žmogų nušovė. Nu ką aš čia tokio padariau? Tik įsakėjai, dalinsimės į 3 dalis, o čia kažkoks 4 atsirado. Bet tu debilas, ar aš jam būčiau ką nors davęs? Tai dar geriau, kad aš jį nušoviau. Nebūtum nieko davęs, tai būtų grįžęs teisybės ieškoti. Viskas, varom čia. Bet tu psichas, tu supranti, tu žmogų kaip šunį nukalė. To karpio gyvybė tiek pat verta, kiek supermarketo karpio gyvybė va tam stikliniam akvariume. Aišku? Viskas. Vienu daugiau, vienu mažiau. Varom. Varyk, paskui atsibašliuosim. Ko tu stoji? Varom čia. Kuku, Šampė ir aš grįžom. Klausyk, Karpi, tu nematei mano paso? Karpi, neatsiliepsi dabar, kai taip šaukiu? Sauliau. Nu ką, susiruošė viską papasakot? Sėskis. Ar man 3 kartą reikės dar čia važiuoti? Nu, sėskis. Pasakok.
Mes žinom, kas už viso šito stovi. Kas užsakė apiplėšimą ir pas ką babkės yra. Kas? Koganai. Tikrai? 100%. O tu įrodymų turi? Tu ką manim nepasitikė? Ne, tai čia tu manim nepasitikė. Ką aš turiu važinėti pirmin atgal per visą miestą kaip durnius koks, ne? Kad Aš tą sakau, 100%. Karpė su malka įsidavė. Tai Markas su Slimu vėl čia kažką tvarko? Aš nežinau, gal kažką ir tvarko. Bet čia pas Koganus toks naujas veikėjas neršia. Švarcas, girdėjai apie jį? Švarcas. Ne, apie tokį nieko negirdėjau. Tai ko tu dabar iš manęs tikiesi? Man mirtinai reikia atgauti šitas šaibas. Padėk paimti Koganus už kiaušų. Šiaip tai čia mano darbas. Nuo to, kad tu paprašysi, aš geriau dirbti nepradėsiu. Skolingas neliksiu. Oi, nereikia man tavo tų skolų. Aš labai nenoriu grįžti prie senų metodų. Bet jeigu tu man nepadėsi, teks. O ką tu nori tu pasakyti? Jeigu tu nepaimsi Švarco, tai padarysiu aš. Savais būdais. Tau nepasirodo.